Dvi dažniausias klaidos, kurios matau, kad naujokas daro salėj. Tarkim, štanga klūda visą laiką į šoną. Ką daryti, kad tą būdą išspręsti? Dažniausiai per plačiai stovit ir statydami koją į šoną, užkabinat su blynu. Ką daryti? Mes vaikštam dažniausiai siaurai arba pečių plotį. Tai lygiai tas pats yra pritupimuose. Taip turim pradėti. Na, pavyzdys. Iš šiandien nusikeliu kojom, kojos siaurai, 2 žingsniai atgal, 2 į plotį. Esu pasiruošęs tūpti kaip noriu, taip grįžti. Antra klaida yra per didelis diržo užsiveržimas. Tai reiškia, užsispaudžiu taip, kad negaliu net kalbėti ar kvėpuoti. Pasidaro taip, kad liktų apie 2 pirštus tarpas prieš diržą užsiveržiant. Nebent jūs yra su saktim, tada irgi neperspaudžiat ir pasižiūrit, kad liktų bent jau piršto tarpas. Tada, kai užveržiu diržą, vieną pirštą galiu prakišti, naudosiu valsavo manevrį. Tai reiškia, diržas yra skirtas tam, kad pilvą spausčiau į diržą, o ne diržą spaustų pilvą. Iš šiandien, na, nusikeliu. 1, 2, 1, 2. Taip diržas saugo mano nugarą ir galiu žymiai daugiau